Pradedame mūsų transliaciją, susitikimą ir mokysimės skaityti. Tokiu būdu, kuris yra palankiausias regėjimui, kuris nevargintų akių, neprastintų regėjimo, o kaip tik leistų akis atpalaiduoti ir net iš esmės gerinti regėjimą, nes jeigu pagrindinė priežastis yra įtampa, kuris sukelia prastesnį regėjimą, tai ta įtampa panaikinus, kai mes pradedam, šiuo atveju galbūt skaityti labiau atpalaiduotomis akimis, tas atsipalaidavimas natūraliai leidžia mūsų akims matyti geriau, matyti ryškiau. Ir iš esmės šiandien mūsų susitikimas bus labiau orientuotas į pradžią, į pačią pradžią, net ne tiek į patį skaitimą, bet į tam tikrus dalykus. Vienas dalykas, ką pristatysiu, tai tam tikrą dalį teorinės pusės, kad geriau suprasti, kas vargina akis, kas jas atpalaiduoja ir atitinkamai kaip skaityti, kad akis išliktų kiek įmanoma labiau atsipalaidavusios. Na ir žinoma, pateiksiu praktiką, kuri bus integruojama į kasdienybę, kad jūs bet kur, bet kada galėtumėte ugdytis tokį įprotį, tokį žiūrėjimo būdą, tokį suvokimo būdą, kuris jums leis skaityti vėliau atpalaiduotomis akimis. Tai kitaip sakant, mes dienos eigoje, atkreipdami dėmesį į tam tikrus dalykus, ugdysimės įpročius, bet tie įpročiai mums leis vėliau daug labiau atpalaiduotų žvilgsnių, atpalaiduotomis akimis skaityti. Tai gerai, tai kaip ir kas ir kodėl? Na, tai po truputį judame. Judame tolyn. Tai visų pirma susipažįstam su tuo, o kasgi vargina akis skaitant. Tai vėlgi ne tik skaitant, bet vėlgi šį kartą orientuojamės labiau į skaitimą. Tai vėlgi, pirmas dalykas tai yra, kai yra bandoma apriepti visą vaizdą arba didžiąją vaizdo dalį vienu metu. Ir jeigu taip iš karto orientuojantis į pagrindinius šaltinius, iš kurių mes skaitome, tai telefonai, planšetės, kompiuterio ekranai, monitoriai, knygos, žurnalai, laikraščiai. Tai jeigu yra bandymas apriepti vienu metu iškart skaitomą puslapį, visą straipsnį iš karto, tokių fotografuojančių žiūrėjimų, tai viskas jau tai yra akis įtempiantis žiūrėjimas. Kodėl dar truputį paaiškinsiu vėliau, bet pagrindinė priežastis yra tokia, jog akis tampa nejudrios. Jeigu mes bandom vienu metu apriepti visą matomą vaizdą, tai akims nebėra prasmės judėti. Jeigu akis nejuda, jos įsitempia. Jeigu jos įsitempia, tai regėjimas blogėja. Tai skaitimas sakiniais, paragrafais, žodžiais, tokių fotografuojančių žvilgsnių, kai mes žiūrim iš karto visą ekraną, visą puslapį, visą tekstą, tai yra akis varginantis žiūrėjimas. Taip pat, kai mes labai susikoncentruojamas į mažą matymo lauką vienu metu, tai, vėlgi, mažiausias turbūt laukas yra, kai mes žiūrime į telefoną. Vėlgi dar priklausomai nuo jų dydžio, bet iš esmės tai yra galbūt mažiausias ekranas, į kurį mes žiūrime, tai dėmesys labai susikoncentruoja būtent jį ir iš esmės, mes nematome aplinkos tada. Mes nematome, kas yra aplink mus, nesuvokiam. Tai yra didelė koncentracija. Vėlgi, galbūt, tiesiog mes taip įninkame, nes yra kažkas labai svarbaus, kažką reikia padaryti, galbūt darbinis dalykas arba skubiai, atitinkame tą koncentraciją, dėmesys, tai mums leidžia susitelkti, atsiriboti nuo aplinkinių dirgiklių ir padaryti užduotį kaip reikia, bet jeigu mes ilgai tame būname, vėlgi akims tai yra žalinga, nes mes pertempiam centrinį regėjimą. Tai yra centrinis regėjimas, kurį mes matome centre, bet ilgą laiką naudojant tik tai šį regėjimą, nepajungus periferinį regėjimą, tai jisai persitempia, akis vėlgi įsitempia, akis sustingsta, regėjimas vėlgi prastėja. Kitas dalykas, jeigu mes žiūrime į artimą tašką ilgą laiko tarpą. Tam, kad akis matytų artimus objektus ryškiai, jos turi pailgėti.
Yra akių obuoliukai, na gerai, dabar grįšiu truputį, vat, kaip atrodo akis. Akis yra vat, apvalūs gražūs rutuliukai. Ir va tie raumenukai, kurie juosia akis, iš visų pusių, iš kairės, dešinės, iš viršaus, iš apačios ir aplinkui, va šitie tarsi diržai. Tai iš esmės, va tie aplinkiniai du raumenys iš viršaus ir apačios, kurie juosia akį, jie skirti suspaust akį, bet tą visą akies obuolį, tą organą, kad jinai pailgėtų truputį, taptų, na, tokiu kaip, visų, jeigu balioną mes spaudžiame, tai jisai ilgėja į šonus, į tokį kaip ir, na, pailgą formą. Ir tokiu būdu akis fokusuoja žiūrėjimo arti, jos pailgėja. Kai mes nukreipiam dėmesį į tolį, visi raumenukai atsipalaiduoja, tie akį juosiantis, kaip tarsi diržai, raumenukai akį atpalaiduoja ir vėl akis grįžta į gražią rutuliuko formą, kai mes žiūrime į tolį. Tai kitaip sakant, kai mes žiūrime į tolį ir matome ryškiai aiškiai akis gražiai rutuliuko formai, visi akių raumenys yra atsipalaidavę. Akis yra visiškai atsipalaidavusi būsenai, žiūrėjimui į tolį. Kai mes žiūrime arti, akis ir suspaudžiama ir išlaikoma toj formai, toj būsenai tą laiko tarpą, kurį mes žiūrime arti. Tai jeigu mes žiūrime arti minutę, akis yra įtemptos minutė. Jeigu mes arti žiūrime pusvalandį, akis yra įtampai pusvalandį. Jeigu mes arti laikome žvilgsnį 4 valandas, akis yra įtampai 4 valandas. Ir nebūtinai mums vėliau pažiūrėjus į tolį, akis grįžta atgal į rutuliuko formą, nes tie raumenys, nu, tiesiog įpras akis spausti, išlaikyti toj formai, nes tiesiog mes nesuteikėm progos pažiūrėti tolį ir grįžti akims į tą gražią atsipalaidavusios akies rutuliuko formą. Tai kuo ilgiau mes nepertraukiamai žiūrime į artimą tašką, tuo daugiau mes sukeliam įtampos savo akise. Netaisyklinga laikysena, tai vėlgi bet kokia įtampa kūne įtakoja įtampą ir akise. Tai va tie raumenukai ir akise pradeda akis sukaustyti, varžo judesius. Jeigu įtampa yra sprando, kaklo, pečių srityje, bet kur kitur, tai vėlgi tai neigiamai įtakoja mūsų regėjimą, nes tiesiog sukausto akis. Nejudrus, sustingęs kūnas, jeigu mes ilgai užsisėdėme, užsibūname vienoje padėtyje, nepatogioj kažkokio, įtempiant kaklą, sprandą, nunarinus galvą ar kažkaip kitaip ten įsitaisius, kur diskomfortas yra tiesiog pačiai laikysnai išlaikyti tą būseną, tai vėlgi tai yra akis varginantis būvis. Akių nejudrumas, sustingęs žvilgsnis, iš esmės jis jau tampa labiau kaip ir pasiekmė iš prieš tai išvardytų dalykų, nes šiaip akis jos yra atsipaldavusios, yra gyvybingos, jos yra mobilios, jos juda šakinė nuo taško prie taško, skirtingais atstumais ir jos tada išlieka atsipaldavusios. Tai yra akis yra atsipaldavusios tada, kai jos juda, kai jos yra gyvos, jos yra mobilios. Tada visi raumenukai juda, paslankus ir išlieka atsipaldavę, nes ten, kur judėjimas, ten atsipaldavimas. Ten, kur sąstingis, ten iškart yra įtampa. Tai jeigu prieš tai mūsų žiūrėjimas yra arba viską vienu metu, akis nejudrios, nejuda, sustingęs žvilgsnis, bus labai didelė koncentracija į centrą, vėlgi akis nejuda. Žiūrim tik artimą tašką, vėlgi nėra pokyčio, arti toli akis nejuda. Tai visi raumenukai tiesiog stingsta, ir jeigu dar kūnas sustingęs, lygiai taip pat įtakoja, kaip ir minėjau, akių raumenukus, veidas sustingęs, bet paskui, jeigu dar einam, jeigu žiūrėjimas yra prisimerkus, vėlgi dar prisimerkiam, galbūt vėlgi, jeigu ilgesnį laiko tarpą akis, kaip sakant, sėsta, neprimatom, prisimerkinėjom, vėl kuriam papildomą įtampą, tada nebelieka dar ir mirksėjimo reguliaraus, pastovaus, vėlgi kelia akims įtampą, bet dar paskui galbūt ir kvėpavimo užlaikoma, nes tiesiog, va tas jau būvis, jau čia kaupėsi tą įtampą, ir tiesiog įsijungęs papildomi kažkokie dalykai, kurie, tiesiog, kad mes dar išbūtume toj padėtį, kurie galbūt yra diskomfortas akims, jos nori pailsėti, pažiūrėti toli, pajudėti, atsipalduoti, bet ne, mes toliau sėdėme, mes toliau skaitome, mes toliau kažką darom, žiūrime artimą tašką ir tiesiog visas kūnas stingsta, akis stingsta, veidas stingsta, kvėpavimas irgi stingsta. Tai, bet šitie visi dalykai, tiesiog jie, kai kaupiasi, kai nėra balansų, nėra kompensacijos šitiem dalykam, tai visą tai vargina įtampę akis, įtampę žvilgsnį, ir jos tada vargsta. Tai va, tai
Ir vėlgi, akims svarbus mobilumas. Tie raumenukai turi judėti, turi akis judėti šonus, aukštyn, žemyn, į tolį, arti, tai turi būti gyvybė akise, kad juos galėtų skrandžius susifokusuoti arti, skrandžius susifokusuoti į tolį, skirtingais atstumais. Bet jeigu mes jas užlaikom į vieną tašką, sustingdam žieslį, sustingdam kūną, nustam kvėpuoti, mirksėti ir panašiai, nu, tai iš kur ta gyvybė bus akise, iš kur tas mobilumas, jeigu visas mūsų organizmas, net psichika galbūt reikalauja daryti akims, tai, na, ko jis jau nebenori daryti. Tai va, ir vėlgi, grįžtant į patį akies vidų, vaizdas ateina ryškiausiai matomas yra geltonoje dėmėje. Tai yra pats ryškiausias matymo taškas. Tai kai mes žiūrime į konkrečią sritį, konkretų metu aiškiai suvokiam, į ką žiūrim, tai vat mes naudojame tą centrinę regą. Bet vėlgi, jeigu mes naudojam tik tai centrinę regą, pertempiam greitai savo akį. Jeigu čia labai susikoncentruojame į vieną tašką, akis nejuda, įsitempia centrinė rega ir raumenuką aplink akis. Jeigu mes bandome vienu metu aprėpti visą matomą vaizdą, vėlgi mes bandome tada, na, tokių fotografuojančių žiūrėjimų, neakcentuoti to centrinio regėjimo, bet akcentuoti dalį centrinio regėjimo, dalį periferinio regėjimo, bet iš esmės į nieką nesutelkti tokio esminio žiūrėjimo, esminio žvilgsnio. Ir vėlgi tada akis nejuda. Tai taip mes pajungiam dalį periferinio regėjimo, bet iš esmės mes neišnaudojam maksimalų centrinio regėjimo gebėjimą pristaikyti, pamatyti aštrumą, bet tuo pačiu ir toks, na, fotografuojantis žiūrėjimas, nu, nejudinant akių, vėlgi, na, sukelia įtampą, nes akis nejuda, akis sustingusios žiūri. Tai mūsų tikslas iš tikrųjų yra ir suvokti, į ką žiūrima konkrečiu metu su centrinė rega, ir tuo pačiu metu pajungti visą periferinį regėjimą tam, kad kompensuotume tą centrinį regėjimo žiūrėjimą. Nes per didelė koncentracija tik į centrą, įtampė centrą, ir pajungus periferinį regėjimą mes leidžiam akims būti gyvybingos, o to visa erdvėje fokusuotis, koncentruotis dabar šitą tašką, dabar į tą tašką, akis tampa mobilios, bet mes kiekvienu metu žinom, dabar žiūriu čia, dabar galbūt ir tai, dabar toli. Ir tokiu būdu periferinė rega mums leidžia orientuotis, atpalaiduoti centrinį regėjimą ir tuo pačiu akims išlikti mobilioms. Tai vėlgi apjungus tai, o tai kas atpalaiduoja akis skaitimo metu? Tai kaip jau minėjau, aiškus suvokimas, kai mes žinome, į ką žiūrime konkrečiu metu. Tai yra tas aiškus centralizavimas. Aš dabar žiūriu šitą sritį. Tai kitaip sakant, kai nelieka to fotografuojančio žiūrėjimo. Žiūriu į visą sakinį, visą pastraipą, į visą tekstą, į visą puslapį, į visą ekraną vienu metu. Tai kai šito dalyko nelieka, akis žino, į kurią konkrečią sritį žiūri, tada jūs pažiūri vieną, į kitą, į trečią, šokinėja tarp raidžių, tarp kontūrų, tarp dar kažkokių, tiesiog jos juda, jos yra gyvybingos tada. Tai vienu metu suvokimas yra į vieną konkretų mažą tašką, o ne visą ekraną, ne visą puslapį. Tai toks žiūrėjimas jau akis atpalaiduoja, nes leidžia akims judėti, išlikti mobilioms, pasislinkti nuo taško prie taško, nuo detalės prie detalės. Taip pat periferinio regėjimo lauko suvokimas arba visos aplinkos, tai vėl, kad mes nepanirtume vėlgi tik tai į ekraną, į puslapį, mums svarbu išlikti ryšyje su ta aplinka, kad mes naudotume kiek galima daugiau periferinio regėjimo, nes kitu būdu mes centrinę regą pertemsime. Tai mes turime suvokti aplinką, suvokti periferiniam regėjimą esančius objektus, net atstumą, galbūt gylio suvokimą, ir tai mums leis tiesiog vėlgi atpalaiduoti centrinį regėjimą. Kompensacija ilgam žiūrėjimui į artimą tašką, kas kelia akims įtampą, yra ilgas žiūrėjimas į tolį. Ir toli tai daugiau nei 40 metrų. Tai pažiūrėjimas per langą labai gerai atpalaiduoja akis, mes leidžiam akims pasiganyti tolumoje, įsibėgėti, atsipalaiduoti. Ir jeigu nėra galimybės, galime užsimerkti ir įsivaizduoti, kad žiūrime į tolį. Bet svarbu yra dažnai žiūrėti tolį, dažnai žvilgčioti į tolį. Labai gerai, jeigu yra darbo vieta, skaitimo vieta, darbo vieta,
priešais langą, pavyzdžiui, kai mes galim labai dažnai tiesiog žvilgtelti į tolį, pažiūrėti į tolį, tai yra leisti akims įsibėgėti. Tai tiek ilgas žiūrėjimas į tolį, tiek trumpesni žvilgčiojimai vis į tolį, dėmesio nukreipimas į tolį, leidžia atpalaiduoti akims ir va, iš tos sukaustytos būsenos, tos suspaustos į pailgėjusią formą būsenos vis grįžti tą rutuliuką, kad atsipalaiduotų raumenis, atsipalaiduotų. Nes kitu būdu, jeigu ilgą laiką žiūrėsim į tik artimą tašką, akis visą tą laiką bus suspaustos ir įtemptos pailgoj formai. Vėlgi taisyklinga laikysena, kai mums nereikia įtempti sprando. Na ir šiuo atveju tiesiog net ir čia eina tas patogus atstumas, kai, na vėlgi, kuriuo atstumu, kokiame aukštyje yra mūsų žiūrimas, skaitomas objektas, tekstas, ekranas, irgi labai didelį lemia veiksnį, o kaip mūsų kūnas jaučiasi, vėlgi, kad laikysena būtų tiesi. Ir judantis kūnas, kad kūnas judėtų. Kūnas linguotų, tai sprandas, kaklas, pečiai, nugara, kad kūnas būtų mobilus, paslankus, labai gerai yra tiesiog judėti, bent jau viršutinė kūno dalyje, jeigu mes sėdim, jeigu galim tiesiog atsistoti ir, na, priešais monitorių ar tiesiog knygą laikant rankose judėti, linguoti atsistojus, tai žymiai labiau išliks kūnas atsipalaidavęs, nors tuo pačiu labiau bus atsipalaidavusios ir akis. Vėlgi, kai akis yra mobilios, judrios, kai jos fiksuoja kažkokius objektus, šakinėja nuo taško prie taško, gaudo, kažką tyrinėja, kai jos yra gyvos, jos irgi išlieka atsipalaidavusios. Bet vėlgi, tam svarbu, kad jos turėtų kažką gauti, tam svarbu aplinka, o vėlgi, per didelė koncentracija, kažkokia vieną sritį, vieną tašką, iš karto akis sukausto. Na ir vengiant prisimerkimą, mes turėtume žiūrėti, na, plačiai atmerktomis akimis, bet tai nereiškia, kad dirbtinai dabar reikia išpūsti akis, ne, tiesiog neturi būti prisimerkimo. Tai va, tiesiog dažnai geriau pasimasažuoti veidą aplink akis, visus tus raumenukus, kad nebūtų jokio prisimerkimo, tada akis yra plačiau atmerktas, tada mirksėjimas yra, nes vėlgi, jeigu veidas sukaustas, akis nemirksia ir vėlgi tai kelia akims įtampą. Na ir kad išliktų tolygus, nepertraukiamas kvėpavimas. Dar geriausiai mes apskritai kvėpuotume pilvo sritimi, tai va, toks gilesnis kvėpavimas, nes jeigu mes kvėpuojam tik tai krūtinę, na tai vadinasi, yra kažkoks streso, įtampos, nes tai yra toks paviršutinis kvėpavimas, o kartais mes galbūt sulaikomas kvėpavimas, tai va šitą vėlgi reikia susižiūrėti, sustikrinti, ir aš kvėpuoju pilvu. Yra tas pilnas įkvėpimas, iškvėpimas, natūralus, nepertraukimas. Tai vėlgi laikysena yra svarbi, jeigu mes sugrūnam, sukumpame kažkaip, na, tiesiog suspaudžiame galbūt tą pilvo sritį, kažkaip susikūprinę ar nulinkę, vėlgi, na, tai tik kvėpavime. Tai va tiesiai laikysena leidžia mums irgi tiesiog, kad pečiai atgal, kad krūtinė būtų atvira, dar tiesiog daugiau natūraliai papultų oro, mūsų kūnai išsiplėstų pilvas ir tas tolygumas išliktų. Tai va, tai, na, tokie dalykai, teoriniai dalykai, ir dabar perėsim prie praktinių dalykų, kaip tai pasiekti, ką daryti. Bet čia mes labai gerai dabar panaudosime vieną iš principų, kai mes aiškiai žinome, į ką žiūrime centre. Na, kitaip sakant, šiuo atveju mūsų centre bus kažkoks tekstas, bus ekranas, knygos puslapis ar kažkas kita, tai va tai, ką mes norėsime skaityti, bus centre. Bet tuo pačiu mes turėsime suvokti, o kas yra erdvėje, kas yra aplink mus, kad mes nepertume centrinio regėjimo, nes natūraliai žiūrim į artimą tašką, į kažko konkretaus, iškart periferinio regėjimo laukas siaurėja, centrinė rega įsitempinėja, akis tampa nejudrios ir, na, tai vargina akis, įtempia akis ir toks skaitimo būdas tiesiog blogina regėjimą. Bet jeigu mes išeiname iš to centrinio matymo į periferinį matymą, mes žinome, kas yra šonuose, kas yra viršuje, kas yra apačioje, ir kai mes dar suteikiam judėjimus savo akims, net ir tai, į ką jūs žiūrit centre,
kai leidžiame, suteikia galimybę akims šokinėti tarp taškų, vėlgi tas judrumas akis atpalaiduoja. Tai va šitą principą, žinau, į ką žiūriu centre ir suvokiu erdvę, aplinką, šonuose, viršuje, apačioje. O šitas žiūrėjimo būdas mums leis skaityti atpalaiduotų žvilgsniu. Ir jeigu taip perinant į konkrečią praktiką, kuri iš esmės ir bus ugdymasis, atpalaiduoto skaitimo. Tai praktika vadinasi judantis objektas erdvėje. Tai šiuo atveju matome, čia du, pavyzdžiui, galim sakyti, centrinius objektus, tai vėlgi, jeigu mes koncentruojamės į kamuolį, vėlgi, jis yra kažkur erdvėje, jis juda. Jis yra, kaip ir erdvėje pakibęs, bet yra kažkas už jo, kažkas yra šonis, kažkur aplinko. Tai yra visa ta aplinka ir ta aplinka šiuo atveju yra išplaukusi, nes vėlgi tas objektas juda erdvėje, tai atitinkamai, jeigu kamuolys lekia į vieną pusę, pavyzdžiui, jeigu išlekia iš kairės į dešinę pusę, tai visa aplinka, kuri yra už jo, juda į kairę pusę, į priešingą pusę. Ir tokiu būdu gaunasi judėjimas. Ir kai mes užfiksuojam tokį dalyką, kai koncentracija buvo į kamuolį, tai periferinė reagoje irgi matėsi tas judantis laukas, judanti erdvė. Ir atitinkamai, vėl, jeigu dronas, jeigu mes koncentruojamės į droną, jis mūsų yra centrinis objektas, bet vėl, jis yra kažkur erdvėje. Jis yra, šiuo atveju, gerai pakibęs, bet gali būti ir tiesiog, stovintis. Bet principas yra koks, kad tas judantis objektas yra kažkur, yra erdvėje. Ir kaip praktiškai šitą ugdytis kasdienybėje. Ir kodėl yra tai svarbu? Galiausiai, kaip? Mūsų centre atsidurs tekstas. Bet mums svarbu nepamesti ryšį su periferiniu objektu. Mūsų tekstas atsidurs erdvėje. Ir kaip pavyzdys, gerai, dabar tiesiog truputį pasipraktikuosime, kad suprasti patį principą. Taip, tai paprastas principas. Gerai, judantis objektas erdvėje. Daug neieškant atskirų objektų, paimam savo delną priešais save, gerai, maždaug tuo atstumu, kur mes skaitytume, akių lygyje, ir pradedam tą delną judinti. Tas delnas yra ranka, yra mūsų judantis objektas. Tai gerai, centrinė rega fiksuoja, galbūt į vieną pirštą, į kitą pirštą, trečią pirštą, tai yra šokinė. Vienas dalykas, objektas jau apskritai juda, akis gaudo, jau akis yra mobilios, akis juda, akis gaudo, akis yra mobilios, ta mūsų ranka juda, dar pačios akis šokinėja tarp atskirų taškų, gaudo, su centrinė rega žiūri šitą tašką, šitą tašką, šitą tašką, tas objektas juda ir tuo pačiu mes suvokiam, jog mūsų ranka yra erdvėje. Ranka kažkur juda, tai yra aplinkoje objektai, kažkur sienos, ten grindys, lubos, spintos, dar kažkur jūsų erdvėje, bet netgi jeigu dar praskiestus pirštus, tai mes realiai matome, pro pirštus kažkokie objektai plaukia, slankiai, juda. Tai ranka juda į vieną pusę, objektai į priešingą pusę. Ir mes, kai tai ranką tyrinėjom, mūsų ranka šiuo atveju juda, mes centralizuojam į vieną tašką, kitą tašką ant rankos, bet tuo pačiu suvokiam, kad mūsų ranka juda erdvėje. Ir to erdvėje yra atskiri objektai, arčiau, toliau. Tai mums svarbu vienu metu suvokti, kad aš žiūriu į kažkokį konkretų tašką ant rankos, kuri juda, ir tuo pačiu visą tą judėjimą į priešingą pusę judančio objekto aplinkoje. Ranka juda į vieną pusę, objektai į priešingą. Aplinka juda į vieną pusę, visi objektai už rankos juda į priešingą pusę. Tai yra kinta, kažkoks vaizdas aplinkoje kinta. Ranka iš esmės vienu metu kažką uždengia, kažką atidengia. Pirštai kažką uždengia, kažką atidengia. Tai yra vis kažkas atsiranda mūsų periferinio regėjimo lauke. Kažkokie objektai uždengiami, kažkokie atidengiami. Ir tokiu būdu mums atrodo, jog toje aplinkoje kažkas lankiasi, kažkas pasislenka. Ir tokiu būdu judam. Gerai, vieną ranką, kitą ranką. Tai yra pailsinam.
Tai va tokiu būdu skatinam vienu metu suvokti, mūsų centrinė rega žiūri į atskirus taškus ant rankos. Ir tuo pačiu aplinkoje yra objektai, toje erdvėje judantis į priešingą pusę nei ranka. Ir vyksta pokytis, periferinio regėjimo lauke vyksta pokytis. O dabar jau gerai, ranka nejuda, bet ranka statiškai yra, statiška ranka. Iš esmės to pokyčio nėra, ranka nieko neuždengia, nieko netidengia, na tai yra tai, kas matosi periferiniam regėjimui, tai kas matosi. Bet iš esmės tam, kad mes labiau stimuliuotume periferinį regėjimą, kad jis liktų pastoviai aktyvus, mums svarbu, kad judėtų, būtų judesys, judantis vaizdas, judantis objektai periferiniam regėjimui. Tai kai mes judinam ranką, natūraliai atsiranda toks judėjimo pojūtis, kad vat už rankos kažkas juda. Aš toliau žiūriu į ranką, į vieną tašką rankoje, į kitą tašką. Bet už rankos juda kažkas. Juda objektai, juda aplinka. Ir va tikslas yra visą laiką suvokti aplinkoje esančius judančius objektus. O centrinė rega tyrinėti nepertraukiamai, kas yra priešais mus. Ir toks žaidimo būdas vienu metu suvokimas, kur yra mano dėmesys, centrinės regos, į kokį tašką ant rankos. Ir kas matosi periferiniam regėjime, kai mes tai apjungiam, centrą ir periferinį regėjimą. Tokiu būdu mes pajungiam visą tinklainę, centrinė rega išlieka atsipalaidavusi, bet tuo pačiu aiškiai žinant, į ką žiūrime. Ir tokiu būdu išlaikant savo žiūrėjimą, mūsų žvilgsnis išlieka atsipalaidavęs. Daug labiau negu, gerai, vėl sustabdome ranką, pavyzdžiui. Gerai, nėra periferinio rego judėjimo. Ir vėlgi, akims mažiau gaudimo, nes pats objektas, į kurį mes žiūrim dabar, yra statiškas. Po truputį stingsta akis, stingsta kūnas, kaklas, sprandas. Gerai, ir vėl pradedam judėti, sukeičiam vis rankas, pailsinam, tai vieną, tai kitą. Mums svarbu suprasti, pajausti, kad toks žiūrėjimo būdas, kai juda kūnas, juda galva, kažkiek mes pasisukam, akis gaudo judančią ranką, taškus atskirus, ir tuo pačiu periferinė rega suveikiam už rankos judančius objektus visą aplinką. O toks žiūrėjimo būdas yra malonesnis, atpalaiduojantis kūną, atpalaiduojantis veidą, atpalaiduojantis akis, negu kad statiškas. Gerai, vėl sustabdome ranką, nejuda kūnas, nejuda ranka, niekas nejuda periferinį regoj. Ir vėlgi jaučiam, kaip po truputį galbūt stingsta kaklas, stingsta akis, įsitempinėja žvilgsnis, galbūt net kvėpavimas nustoja, mirksėjimas. Ir vėl pradedam judėti. Vėl, kas pasikeičia? Kas pasikeičia? Kaip jaučiasi tada kūnas, akis, veidas, kvėpavimas. Tai va, tai tokia praktika, ką mums leis įsiugdyti įprotį. Žinau, į ką žiūriu, bet tuo pačiu tai žiūriu atpalaiduotai, nes suvokiu visą erdvę, visą aplinką aplink save. Ir paskui po kažkurio laiko tai galit pasimėginti nuo pirmųjų dienų, galit pasimėginti vėliau, va tokiu būdu skaityti. Tai kitaip sakant, vietoj rankos atsiras mūsų skaitomas objektas, skaitomas daiktas. Tai galbūt tai yra telefonas. Atims ir atsiras, gerai, paimsiu telefoną ir tas pats principas. Jisai juda erdvėje. Juda erdvėje, aš žiūriu telefoną, jis juda erdvėje, atitinkam vėlgi, akis jau gaudo, nes yra daugiau judesio centre, akis gaudo, kas ten yra ekrane, kas yra tekstas, ir tuo pačiu suvokiam, kas vyksta aplinkoje. Nes vėlgi už telefoną atsiveria vienoks vaizdas, kažkokį jisai uždengia, kažką atidengia, kažką uždengia, ir mes suvokiame, tas objektų atsiradimas ir dingimas vėlgi sukuria tokį kaip ir judėjimą. Objektai pasislenka. Telefonas juda į vieną pusę, vaizdas į kitą pusę. Telefonas į vieną pusę, objektai žiūri į kitą pusę. Vėlgi vieną pusę, kitą pusę.
Ir iš pradžio mes galim tai priimti tiesiog į praktiką. Dar net nieko neskaitome, bet suvokiam. Centrinė rega į telefoną, periferinė rega, o kokioje erdvėje tas telefonas juda. Tai yra, išlieka tas ryšys su aplinka. Aplinka visa juda. Viskas už telefono juda. Šonuose, viršuje, apačioje juda. Centrinė rega gaudo atskirius taškus centre. Pasiimsime kažkokią knygą, vėlgi viskas tas pats. Viskas tas pats, yra knyga priešais mus. Gerai, ir savo sukinėjamės. Galima atsisėdus, galima atsistojus, rekomenduoju įvairiai daryti, kaip patogiau, kaip jaučiasi kūnas. Ir išlaikant vėl tiesią laikyseną, vėlgi akių lygyje, kad nebūtų vėlgi nuleista galva. Tai vad kaip čia ir vėlgi rodžiau. Telefonas akių lygyje, nes toks žiūrėjimas įtempia sprandą, įsitempia sprandas, įtempia akis. Tai vad tiesiai laikysena, atpalaiduotas sprandas, telefonas akių lygyje, atpalaiduoja akis. Lygiai taip pat ir knyga vėl. Akių lygyje, maždaug akių lygyje. Na gerai, truputį žemiau, bet vėl raskite tą padėtį, kad išliktų tiesiai laikysena, nereiktų susikūprinti, susilenkti ir būtų tiesiog patogu. Tai yra patogi laikys. Ir vat yra mūsų knyga, tai yra dėmesys į atskiras raides, atskirus žodžius, atskirus taškus. Knyga juda erdvėje ir tuo pačiu mes suvokiam, kad knyga savo kraštuose, šonuose, viršuje, apačioje kažką atidengia, vis kažką uždengia. Tai yra kažkokie objektai, pradingsta, atsiranda. Ir tai vėlgi sukelia tokį judėjimo pojūtį, tai kad tarsi aplinka už knygos juda į priešingą pusę. Ir tokiu būdu mes vienu metu žiūrim su centrinė rega į tekstą, skaitome ir tuo pat metu suvokiam judančią erdvę periferinėje regoje. Ir kai mes tai išlaikome, mūsų centrinė rega išlieka atsipalaidavusi. Tai yra nuolatinis erdvės suvokimas, periferinių regėjimų suvokimas, judėjimų suvokimas leidžia išlaikyti atpalaiduotas akis, kai mes žiūrime į centrą. Tai va, tai tokiais būdais paskui tas pats principas yra su ekranais. Ir taip, ekranai yra statiški, jų idealus nepaimsime, neįdėsime arba nešiojimo kompiuterį. Bet esmė, jie taip yra statiški, bet jeigu principas gerai, įsivaizduoju, bet yra ekranas statiškas. Tai kaip išgauti judėjimą? Reikia tada patiems daugiau judėti. Tai mes turime ekraną priešais save, tiesiog kažkokiu atstumu ir tiesiog judame. Ir gerai. Į vieną pusę, į kitą pusę tiesiog linguojame, kūnas juda, kūnas išlieka atsipalaidavęs ir atitinkamai tas mūsų judėjimas paskatina, mes po kažkurio laiko pastebim gerai. Į vieną pusę pasislenkam, kažkas už ekrano atsiranda, sukamės į kitą pusę, kažkas atsiranda, kažkas pradingsta, kažkas atsiranda, pradingsta, atsiranda, pradingsta ir vėlgi susikuria vaizdas, kad aplinka už ekrano juda. Ir net paskui pastebės, pat taip ilgiau tęsiant, pats ekranas pradės važinėti. Kai mes judame į vieną pusę, į kitą pusę ekraną, mes judame į vieną pusę, ekranas į kitą. Mes į vieną ekranas į kitą. Susidarys toks pojūtis, kad ekranas slankioja. Kai ekranas slankioja, vadinasi, akis turi ką gaudyti, turi kur šokinėti, turi kur ieškoti. Ir tuo pačiu mes suvokiam erdvę judančią už ekraną. Ir vėlgi tai leidžia mums atpalaikyti atpalaiduotą žiūrėjimą, nes pajungta visa periferinė rega, išlaiko tokiu būdu atpalaiduotą centrinę regą, atpalaiduotos akis šokinėja nuo taško prie taško, kadangi jos šokinėjos išlieka atsipalaidavusios. Tai va tokiu būdu vėlgi mes palaikėme atpalaiduotą žiūrėjimą net ir į ekraną, nes tiesiog akis gaudo, kas yra centre, suvokia, kas yra aplink. Tai iš esmės, nesvarbu, ar mes turime rankose objektą, aišku, tokiu būdu galbūt lengviau išjudinti, daugiau to judėjimo yra, bet įgudus po truputį lygiai taip pat užteks ir statiško ekrano, bet mūsų judėjimas, mūsų kūno judėjimas, lingavimas išjudins ekraną. Tai vat mums reikia atsivokti. Juda ekranas, juda erdvė. Juda ekranas, juda erdvė. Juda mūsų skaitomas objektas, telefonas ar knyga, juda erdvė. Tai vat vienu metu mes turime suvokti. Žinau, kur žiūriu, žinau, kas vyksta aplink. Žinau, kur žiūriu, žinau, kas vyksta aplink. Ir kai žinau, kas vyksta aplink, žvilgsnis išlieka atsipalaidavęs. Tai galiausiai prie tokio
žiūrėjimą ir rekomenduoju pratintis. Paimam telefoną ir linguoja, jis juda. Visada, kad jis judėtų. Kūnas tada juda. Akių lygyje. Ir viskas. Suvokim, kas yra aplink, kas yra aplink, kas yra aplink. Ir tuo pat skaitome, žiūrime, kas yra aplink, kas aplink juda, aplinka nenustoja judėti. Gerai, toliau skaitau. Tai va tokiu būdu ugdomės įprotį nepamesti periferinį regėjimą. Kai mes suvoksime nepertraukiamą judantį periferinį regėjimą ir tuo pačiu savo skaitysime tai, kas yra centre, akys išliks atsipalaidavusios. Nebeliks to fotografuojančio žiūrėjimo, nebeliks statiškumo, nebeliks sukaustyto kaklo, na ir kitų dalykų, kurie skatina įsitempti akis, įsitempti žvilgsnį ir tokių greitai jas nuvargti. Tai juda kūnas, juda mūsų objektas, juda aplinka už jo. Tai va šitos dalykus prisimenam. Ir tai vienas dalykas taip, skaitom, žiūrime į telefoną, žiūrime į ekranus. Bet kaip kitose gyvenimo veiklose, va šitą patį įprotį ugdytis. Bet taip, bet kur, bet kada vėlgi mes galim prisiminti, gerai, turime ranką, ranka juda ir gerai, gaudau taškus ant rankos, ranka juda ir suvokiu už rankos judančią aplinką. Ir tokiu būdu mes pat ir ugdomės. Įgūdį stebėti, kas vyksta už rankos. O tai yra mūsų judantis objektas erdvėje. Jisai juda, akis gaudo ir suvokia visą judančią aplinką už jo. Tai bet kur, bet kada tiesiog judinam ranką, suvokiam. Ir tai jau ugdosi mūsų tas įprotis, suvokti judančią aplinką. Valgymo metu. Gerai, mes galim paimti tiesiog į rankas lėkštę. Į rankas ir tiesiog gerai ranka juda, mes linguojame, mes truputį patys linguojame ir turim skraidančią lėkštę. Kuri mums leidžia, jinai juda aplinkoje, jinai juda erdvėje, tai mes žiūrim, kas yra lėkštėje, kažkoks maistas, kažkas, ir tuo pačiu suvokiam, kad lėkštė kažką atidengia, uždengia. Ir mūsų ta apačioje esantis vaizdas šiuo atveju vis keičiasi, juda, tai yra lėkštė skraidžia erdvėje, mes suvokiam, ją gaudame su centrinė rega atskirus taškus, ant jos ir tuo pačiu suvokiam judančią aplinką. Tai kol valgome, mes galime ugdytis atpalduotą žiūrėjimą, suvokti judantį periferinį regėjimą. Kai šitas objektas, šiuo atveju atpažintas, skraidantis objektas, juda erdvėje. Ir tai leidžia atpalduoti akis. Lygiai taip pat prie to pačio valgymo. Gerai. Šaukštas, šakutė, šaukštelis. Gerai, kabiname maistą, kol jisai keliauja iki mūsų. Juda erdvėje, objektas, juda erdvėje, gerai, į burną, valgome, kramtame, kol kramtame, gerai, judiname tą objektą. Ir gerai, stebim, tyrinėjame tą objektą erdvėje ir suvokiam, kad kol jis juda į vieną pusę, aplinka juda į priešingą pusę ir tokiu būdu mes gaudame judantį objektą erdvėje. Vėl pakabiname, vėl į burną. Vėl jisai skraidžia. Tai gerai, vadelis, geriau kažką. Gerai, vėl judantis objektas. Tai jeigu skraidžia, stebim. Aš tyrinėjau, yra objektas, jisai juda ir tuo patu gerai. Atsigeriu, elementariai išnaudokim paprasčiausias pertraukėlės. Ne tik atsigerti arbatos, o to pačiu ir atpalaiduoti dar labiau akis. Mūsų padelis juda, plaukia, mes įtyrinėjom, taškas prie taško, briaunos, kraštinė, dar kažkas, galbūt dar kažkoks užrašas, paveiksliukas ant padelio, centrinė rega tyrinėjom, bet to pačiu kokioje erdvėje, kokioje aplinkoje tas objektas juda. Tai mes turim suvokti, vėlgi, padelis kažką atidengia, kažką uždengia ir susikūrė toks judėjimas vaizdo, judanti aplinka. Gerai. Kas dar, kur kada? Su kažkuo kalbame. Su žmogum, šiuo atveju, priešais mus yra gerai žmogus, mes gerai truputį judame, žmogus galbūt yra statiškas, tai čia būtų gal kaip ekranas, statiškas ekranas. Bet kai mes judame, linguojame, gerai, kažkas yra uždengta, gerai, yra žmogaus galva, kai mes pasisukam vieną pusę, kažkas atsidengia, į kitą pusę kažkas atsidengia, kažkas pasislėpia, kažkas pasislėpia už tos galvos ir susikuria vėlgi erdvėjai esantis judėjimas, bet už to žmogaus, už tos galvos vyksta judėjimas.
mes judame į vieną pusę, į kitą pusę, tai atitinkamai susivokiam, kad tas žmogus, jo galva yra erdvėje. Ir mūsų judėjimas paskatina tą galvą judėti ir už to žmogaus juda erdvė, juda aplinka. Vėlgi mes tiesiog galbūt bendraujam, galbūt kažką diskutuojam ar šiaip tiesiog sėdime, bet vėl mūsų judėjimas sukuria galvos judėjimą, sukuria aplinkos judėjimą. Ir vėlgi tai leidžia mums ir žiūrėti į žmogų, su centrinė rega, tyrinėti galbūt taškas, akis, nosis, ausies, dar kažkas ir tuo pačiu suvokti erdvę. Tai vat, visada mes turime vėl greitis taip, kažką žiūriu, kokioje erdvėje tai yra, kokioje aplinkoje. Ir vat, kad ta aplinka, erdvė už to objektą, į kurį mes žiūrime, juda, plaukioja. Tai vienas dalykas, kai mes patys judame arba, na, tiesiog kai judiname. Nu, tiesiog yra galbūt mūsų rankose tas objektas. Ir bet kada, va, tiesiog galim bet ką paimti, va, laiks nuo laiko, va, gerai, kompiuterio pelė. Gerai, ir vat, gerai, patyrinėjau. Ir va čia yra momentas tyrinėjimo, kad išlaikyti dėmesį į tą mūsų tyrinėjimo objektą. Tai vėl žiūrime, kokios spalvos, kokie atspindžiai, kas galbūt yra ryškaus, kas natūraliai patraukia dėmesį ir panašiai. Ir tuo pačiu, gerai, o kokioje erdvėje, kokioje aplinkoje yra tas mūsų judantis objektas. Tai tokia praktika, ugdymasis, leis mums tada, gerai, paimu knygą, telefoną, dar kažkokį daiktą, judinu, akis šakinės, gaudys, periferinė rega suvoks judančią aplinką ir viskas išliks labiau atsipaldavęs. Tai aišku, pirmomis dienomis, tokiu būdu skaitant, na, atrodo, bus daug dirgiklių, reikia galvoti, kas čia juda, pats judu, periferinė regoj, na, toks blaškimas. Atrodys, kad vienu metu arba žiūri periferinį regėjimą, arba skaitau, arba periferinis regėjimas, arba centrinis, arba periferinis, arba centrinis. Dėl to aš duodu papildomas kasdienybėje, tiesiog ugdomasis praktikas. Gerai, tiesiog nieko neskaitau, stebiu ir centras, ir periferinis, ir centras, ir periferinis. Ir galiausiai išliks taip, kad jo, mes pradedam skaityti, gerai, bus, gal išlaikau ir centras, ir periferinis, ir centras, ir periferinis, centras, ir centras, pamiršom periferinį regėjimą. Gerai, grįžtam prie periferinio regėjimo. Vėl palaikau periferinis regėjimas centras, vėl supratau, kad susitraukė mano matymo laukas. Gerai, vėl periferinis regėjimas, pajungiu jį, vėl periferinis regėjimas centras. Ir po truputį tas laikas ilgės, kad vienu metu galėsite ir skaityti, ir suvokti periferinį regėjimą. Ir galiausiai, tiesiog savaitės eigoje, gal kelių savaičių eigoje, toks poilsis momentas, kad vėl galbūt nesąmonė, paėmiau knygą, sėdžiu, pas mane pat lygiai tas pats toks buvo, sėdžiu ir kažkas ne to. Bet kažkaip įtampa iš karto, tik pradėjau judėti, kaip gerai judėti ir judanti aplinka, judantis kūnas, iš karto palaiduoja, atrodo kvėpavimas atsiranda. Tai perinam iš to tokio sustingusio kūno, sustingusio objekto, sustingusio žiūrėjimo į judantį kūną, judantį objektą, pajungtą periferinę regą, judančias akis. Tai po truputį ugdomės tokį žiūrėjimo būdą, tokį skaitimo būdą ir pasimatys, kaip paskui natūraliai pats kūnas judės, pats kūnas norės judėti, natūraliai norės apriepti daugiau matomą vaizdą, nes irgi, kai mes susikoncentruojame į kažkokį objektą, pavyzdžiui, telefonas, siauras ekranas, kai mes susikoncentruojame, mes atrodo, net palinkstam į jį. Bet kai mes tik paėgiam periferinį regėjimą, atrodo, kad mes norim atsitraukti. Man tiesiog, nors daugiau pamatyti daugiau, nors atsitraukti, netgi tada tikrai natūraliai nors išsitiesinti, atsipalduoti ir tiesiog leisti akims tiesiog toje erdvėje pagaudyti tą objektą, vietoj to, kad susikoncentruoti, priartėti, sutelkti, įsitempti ir panašiai. Tai va čia ir bus tas perinamas etapas, bet įprotis skaityti sukaustytų kūnų, sukaustytomis akimis į statišką objektą, judantį objektą, judančią erdvėje, judančių kūnų, judančiomis akimis. Ir tikrai paskui nebenorės grįžti prie to statiško, akis varginančio skaitimo. Tai praktika po praktikos taps lengviau, taps paprasčiau ir tai pasijaus galiausiai ir pačiame regėjime. Gerai, tai dar grįžtu prie skaidrų. Manau, ką norėjau, tą ir pasakiau. Tai praktika judantis objektas erdvėje. Judantis objektas erdvėje.
Tai yra suvokti erdvėje esantį judantį objektą ir jo atžvilgiu judančią aplinką. Jo, tai, ką norėjau pristatyti. Tai iš esmės, ko lauksiu dabar iš jūsų, na, vėlgi, kaip sekasi, kur stringate, kas galbūt nepavyksta vat šitame atlikime. Ir va, labai gerai prisiminiau, neįdėjau skaidrės, bet įdėsiu atskirą komentarą, priminimą, jeigu apskritai sunku pagauti tą judantį vaizdą, judančią aplinką, kaip čia tas jų iš vis gali judėti aplinka, kai žiūriu į kažką ir tai. Tai yra atskira praktika, ilgųjų posūkių praktika, kuri vedžia grinai orientuotis į judančią aplinką. Tai kai mes atsistojame, ištiesiam ranką, centrinė rega į pirštą ir ranka juda į kairę ir dešinę, sukiniais arba įvairiom kryptim ir tokiu būdu mes išjudam visą aplinką. Tai čia bus vėlgi, pasidalinsiu šitą praktiką, yra grupė paskelbta, net ne viena versija, bet tiem, kam sunku išjudinti vaizdą už rankos, už knygos, už telefonų, už ekrano, už kažkokį objektą, kurį mes tyrinėjame. Tai vėlgi atskira praktika. Tai dėl to aš ir paskatinsiu laiku pasidalinti, kur stringate. Tai atitinkamai tada pateiksiu galbūt papildomų patarimų, gal kažkokių papildomų praktikų, kad prie šito tokio skaitimo būdo, kurį dabar pristačiau, anksčiau ar vėliau tiesiog prioritetumėt visi. Tai dabar pažiūrėsiu, galbūt kažkokių turit komentarų, pasidalinimų. Jūratė, labas vakaras, ačiū, kiek įdomių negirdėtų dalykų praktikų išgirdau. Žinoma, aplinkiniams keistai atrodysim, super. Atrodysim kaip atrodysim, bet vėlgi, tai darom dėl savęs, dėl savo savijautos ir vėlgi, kuo geresnis regėjimas, to geresnė savijauta ir atvirkščiai, kuo geresnė mūsų savijauta, to geresnis regėjimas, nes atsipaldavimas yra kriterijus, rodantis, kaip mes jaučiamės ir kaip jaučiasi mūsų akis. Ir jo, dar to pačiu mačiau, tarp kitko, man atrodo, Jūratės klausimas buvo dėl kito įrašo, bet apie skaitimą tamsoj. Tai skaitimą tamsoj yra tik šviečiantis ekranas. Tai regėjimai tai yra labai blogai. Kodėl? Nes visiškai išjungia periferinį regėjimą ir visiškai dirba tik centrinė rega. Dėl to labai greitai persinepia, nes periferiniam regėjimui iš vis nėra ką matyti, nėra į ką žiūrėti. Tai kai skaitome ir apskritai, tiesiog kai kažką konkrečiai žiūrim, tyrinėjam, kažką darom su centrinė rega, visos šviesos įjungtos, kad periferiniai regai būtų erdvės apčiuopti, pamatyti, suvokti aplinką, objektus. Tai vėlgi, tik šviečiantis ekranas daro labai didelę žalą regėjimui, jis labai įtempia akis. Tai visos šviesos įjungtos, tada periferinė rega įsijungs ir atpalduos mūsų žiūrėjimą, mūsų matymą, mūsų centrinį regėjimą. Šiam kartui tiek, iki kito karto skaitome regėjimui palankiu skaitimo būdu. Iki visiems.